Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader, but Axis forces are once again sweeping across the western desert. The Gazala Gallop began with the Allied retreat, and Rommel is at the city's throat. There's no time for tactics. 35,000 of us have one order. Hold Tobruk. Tai ką, sveiki atvykę į Sniper Elite 3. Ir ką, kaip ir minėjau savo pirmąjį video, kad ten grįžtu į YouTube. Tai ką, kaip ir minėjau, kad šitas kanalas bus pagrinde sultas į antrojo pasaulinio karo žaidimus. Tai ką, pradėsim su Sniper Elite. Tai ką, pirmoji misija Siege of Tobruk. Tai ką, kaip matėt, šitam išžaginiam tokiam filmuke, kad mes turim, kaip čia pasakius, išlaikyti Tobruką. Nu, Tobruko miestą. Kaip truputį dar papasakosiu apie žaidimą ir pradėsim žaisti. Tai ką, šitas žaidimas kaip ir yra vyksta veiksmas antrojo pasaulinio karo laiku. 1941, 1941, 42, kaip Britų kariuomeniai prieš nacių kariuomenę. Nesakysiu vokiečių, nes ten buvo, nes juos vadino tada naciais tuo metu, antrojo pasaulinio karo metu. Tai ką, nieko nelaukiau, startuojam. Turbūt jau mano plepalai jūs užkniuso, na ką, reikia pradėti žaisti. Tai ką, kaip ir minėjau, man super filmukas nekalbėti, bet jeigu kalbėsiu, tai ko merkonasi reikia, ką čia lukas virdinėjai. Nu va, oro pajau sirenos. Bet įdomi, jeigu čia artilerija, čia greičiausiai kažkokios artilerijos. Lupa, čia oro pavojus ir artilerija, nėra suderinami dalykų. Ne, aš taip manau, nu ką, sau ramės. Nu va. Man keiščiausia, kad aš be šalmo esu, nu. Ir kaip ir gerai, nu. Tai ką, važiuojam publiką. Žinokit, jau antrą kartą šitą video perfilmuoju, nes buvau tokį klaidą tokia klaida buvau padaręs, kad nenusačiau, kad ir mikrofonais įrašinėtų, nu, viską būna. Tai ką, žiūrim per sniperio optiką. O, sveiki. Gerai, tutorialas. Sveiki, atvyki. Reikia į galvą iš karto šaut. Bet įdomi, kad jie atbėga ir stebi, nors nesmė, kad čia, kaip aš, toks sniperis tokių veikėjų tiekau. O dabar per galvikė taip gražiai. Nam šį būtų kitaip būčiam per žiūronų tą visą kutę pataikęs. Nes jeigu kas matėt filmą šitą Jas Elinį Ranę, kaip tas sniperis, to reikia dabar per... Na vėlai, į galvikę, jeigu kas matėt šitą filmą Jas Elinį Ranę 98 metų. Tai pats sniperis, kur su jais buvo, tai vienam šitam nacių kariui irgi. Nu, ne per žiūroną pataikė, bet apsiai per pačią sniperio optiką, tai irgi labai. Na, ten nebuvo ten super realistiškai, bet užtat visai kietai atrodė. O, Tigeris, Tiger One, kad taip sakant. Man įdomu, kai mes jį ištaškėm. Nes šiaip nei britai, nei amerikiečiai neturi ginkluočių arba artilerijos, kurie galėtų prieš pirmąjį tigrą pasipriešinti. Ai, kur aš einu, ne tą pusę. Ai, va, kuris. Sveiks atvykęs. Man reikia dabar nusiramint. Nes tikrai nepataikysiu. Reikia bandyti dabar taip iš lempos kalti jam. Aha, norėtum. Kaip į galvą. Bandžiau kaip kiti per Call of Duty kokius quickscopus daryt, bet neišėjau, tai va. Kaip atsakiau, šitą žaidimą perėsiu, po to bandysiu visus Sniper Elite pereit. O, per plemą tiek nedaug turiu, kaip norėjau. Norėjau tiesiai per žiūrų, bet nelabai matėsi iš tokio atstumo. Va taip, va. Dabar taip. O. Super. O, dar jie artilerijos atsivežė prieš lėktuvinis. Tai ką dabar reikia mūsų, taip sakant, lakūnams padėti gerai. Silpnosios vietos. Aišku, reikia į baką šaut. Nes tai yra silpniausia vieta.
greičiau sunaikinsiu. Ai, kaip tiksliai, žinau, kas galėjo sunaikinti šitą priešų kariuomenės, kitaip tariant, nacių Tiger One tanką. Taigi ir mūsų lėktuvai. O, aš artilerijos kaip lupa. Super, smagumėlis. Na, aišku, jeigu artilerija pasirodys, super. O, ten pusė turbūt išmirė, aš aplušintas. Ne, man visą laimė, kad gyvas likau, nes po tokio artilerijos smūgio, tai čia gyvam sveikam išlikti mažai šansų. O. Na ką, bandysiu viską dabar tyliai padaryti. Jis turi savo gerąjį pistoletą su duslintuvu. Ne apie automobilių duslintuvą kalbu, bet kaip čia angliškai supresorius būtų silencer, nežinau kaip čia geriau pavadint. Na ką, gerai, dabar viską tyliai padarysim. Šitie epizodai gali būti ilgesni negu įprastai. Kaip čia pasakius, nu aš ant trečio sunkumo lygio žaidžiu. O, vaikeli. Nu jo. Vieno nebėra. Tai tavęs irgi nebeliks. Bet įdomiai, kad jie nemato nieko. Aš o draugelį ištaškiau, tas net netusako pasižiūrėti. Nu gerai. Pabandysim dabar viską tyliai ištaškyti, nes tokius veikėjus reikia ištaškyti. Nu ką, reikia, aišku, įsisaugot, kad nebūtų kokių dalykų. Čia gerai, kad quick save funkcija yra. Jeigu mirėčiau, tai nereikėtų viską per naują kartuoti. Nu, šiaip aš jau naudoju, nu, bet gerai. Gerai pasakei. Pliambački. Jeigu padaryčiau taip. Reikia dabar. Aš neturiu, kažin ko geresnio, ne. Taip. Nu, tai šaukit gerai. Aš jums padėsiu to darbą. Nu, užtaisykit, aš jums padėsiu. Dabar žiūrėkit, kaip reikia. O, matėt? A, jūs nematėt, nu, nepastebėjot, nu. S-Mine, aš... Įdomu, kas tas dalykas, S-Mine tikrai negali būti koksai prieš tankinį miną, nu. Bet kas čia žino. Nieko nerasta, žiūrim, kad čia gero galima. O. Dar amunicijos radau. Žinokit, vyrai gerai atrodo, tokie truputį iškepę. Šiaip gali. Na, aš gal čia nėra 100% realistiškumas, nes kai čia ne simuliatorius žaidimo, bet gerai, kur dabar praeit, pro kurią pusę. Agi, pro čia galiu praeit. Tada reik žiūrėt. O, žiūrėk. Kaip tas nematė, man įdomu. O, žiūrėk, aš visą taip ištaškysiu, taip. Gražiai tyliai nusvaręs, kad manęs dar nepamatė. Jis žiūri visai į kitą pusę. Puikumėlis, dabar aš taip tyliai apėjusiu jį. O, ble, man tas nepatinka, kad man negali pamatyt. Pirmyn. Dabar ten tas toliau yra. Lemma, ten tas turbūt palapinė yra. Aš norėčiau iš to pasirūpinti. Nes matau, ten tie turbūt toliau manęs vis tiek nematys. Ir mane nekreips dėmesį. Tai galima dabar su šitu susitvarkyti. O, nebėra. Super. Tas bargi ten palapiniai. Bet aš nesuprantu, kaip jiem neįdomu. Visus bliama čia juos ištaškau, jie. Aš nekreipė dėmesio, gerai. O, viskas, dar viens yra. Svarbiausia, kad į mane, nu reik dar saugot, kad į mane neatsisuktų. O. Bliama, gerai, kad nematė. Eik, tu sako, prašoviau. Nu. Gerai, šaukit, nu. Aš jums vėl parodysiu triuką, dabar žiūrėkit. Dabar triukas. O, viskas.
Labai lengvai, jau gerai, kad... Kaip ir minėjau, jau antrą kartą šitą video rašinėjau vėl mikrofoną. Vėl mano mikrofonas nesirašys, tai eina šiek bus nelabai smagu. Na, bet nieko, pabandys vėl. Ai, dabar tas mane gali pastebėti. Pagal žemėlapį, kai matau. Splash garsą, taigi išmaskuot. Nu, vyrai, triukas. Na, kaip jūs nepastebėt, ten jūsų draugelis buvo, kaip jūs nematot. Na, dabar garsą reikia užmaskuot šūvį. Kaip jie šaus. Bet man įdomu, kaip jie nepastebi. Aš tą ištaškiau, aną iš... Na, žodžiu, čia jau. Jūs vyrai kažkokie, žinokit, prasti. Kažkaip jų nepastebi nei žuvusių draugų, nei ką. O, dabar reikia taip, tyliai. Nes noriu viską tyliai padaryti. Nu, kažkaip man patinka. Geriau viską tyliai daryti, negu ištaškyti. Tai va, tokie dalykai. O, sveiki atvykę. Oi, blemba. Eik tu savo, žiūrėkit, mane tas pastebėjo, bet esi. Norėjau tą ištaškyti. Nu ką. Po galais. Noriu padaryti viską tyliai, bet... Norisi, kad geriau išeina, kaip visada, na nieko. Matai, būtų jie visi stovėję prie to. Tai būtų kitas reikalas, nu, kažkaip neapgalvojau. Norėjau viską per gerai daryti, bet gavosi štai taip. Nu nieko. Taip sakant, svarbiausia, kad manęs nenudėjo, bent tiek gerai. Gerai, kur mano... Gal panaudot reikia? O, pleistrą užsidėjau ir viskas super. O, akmenį turi. Čia turbūt geriausias ginklas visam žaidime. Nes kaip dėsiu iš akmens, tai bus, tai maža nepasirodys jiems. Gerai. O. Super. Nu ką. O. Prasidėsiu tanko atvarį. Sniper Elite 3 Afrika. Sakiau, su prasidėsiu tanko atvarį. Iš karto pirmasis tigras. Normaliai. Šiaip tai jie turbūt neturėjo Afrikoje, kai atsimenu labai daug tų tigrų. Nebent kažką užmiršau. Jo, čia mums turbūt bus smagu. Tai va. Tikiuosi jums patiko šitas mano Sniper Elite 3 pirmasis epizodas. Susitiksime kitame, nežinau kada kitas bus, nes labai dažnai negaliu pažadėti savo šitų video, kaip galiu taip ir nufilmuoju. Tai va, tai su jumis aš buvau Lukves 3, turbūt jums tikriausiai, aš tikiuosi tikriausiai jums patiko. Tai va, susitiksime kitame epizode. Čiau!